važiavęs gal su tėčiu 2-3. Atsimenu, versmėj 5 bėgis užstrigo. Daužėm dėžę. Tai va, kiek metų? Daug, 22. Pirmas kartas buvo, po to buvo kelis įkiai su BMW. 30 atsimenu. Tik tai tiek atsimenu, kad Vepriuose buvo finišas vieno greičio ruožo, tada važiavom į Versmę vėl. Kažkas atsisuko ten, bet tik tiek ir atsimenu. Tai kažkiek tai yra kažkuris tai greičio ruožas toks. Bet toks tik tai, nu, per rūką. Gal vienas kitas, nežinau. Šiaip tai faktiškai sakyčiau, kad visiškai naujas ralis man. Bet turi būti faina. Right 4 fast. Left 4 short. 50, right 3 fast crest. Žiūrovų daug, čiotkai. Dopai geri. Nu, manau 9% davėm, bet vis tiek jau... Nu, mes daug palaidėm, mes 2 greičio ruožus be stiprintuvo vairo važiavom, tai pakrytom, o dabar jau taip davažiuot. Bet pradžiai tai pakaifavom gerai, paskraidėm, tai normaliai. Labiausiai džiaugiuosi 12 greičio ruožo, nes ten daugiausiai treniruoju su visais, tai, bet nebuvau niekad važiavęs tikrų sportinių ėjimų, tai buvau labai patenkintas po pirmo važiavimo. Tai va.